Obligacija yra skolos vertybinis popierius, kuriuo obligacijos išleidėjas, vadinamas emitentu, pasižada grąžinti pasiskolintą sumą obligacijos termino pabaigoje. Taip pat obligacijos emitentas pasižada nustatytų periodiškumu obligacijos turėtojui mokėti fiksuoto dydžio palūkanas. Obligacijos palūkanos yra vadinamos atkarpa ir jos gali būti dviejopos – fiksuoto ir vienodo dydžio visam obligacijos terminui, arba atkarpa gali būti fiksuota 3 ar 6 mėnesiams, po kurių ji yra pakeičiama ir užfiksuojama sekančiam 3 ar 6 mėnesių periodui. Atkarpa išlieka fiksuota nekintanti 3 ar 6 mėnesių periodo metu. Pavyzdžiui, sakykime, įsigijau 100 eurų nominalios vertės Lietuvos vyriausybės obligacija, kurios atkarpa yra 4,125%, o pati obligacija išperkama 2028 balandžio 25 dieną. Tai reiškia, kad 26, 27 ir 28 metų balandžio 25 dieną į mano sąskaitą Lietuvos Respublika perves po 4,12 eurų. Ir papildomai 28 balandžio 25 dieną aš atgausiu pradinę savo 100 eurų investiciją. Taigi, šios obligacijos atkarpa yra fiksuota iki obligacijos išpirkimo termino ir mokama periodiškai, kartą per metus. Investuojant į obligacijas visada yra gaunamos periodinės fiksuotos pajamos, vadinamos atkarpa. Dėl to obligacijos priskiriamos fiksuoto pajamingumo finansiniams instrumentams. Norėdamas išleisti obligacijas į rinką, emitentas organizuoja aukcioną. Jei perkate obligaciją aukcione, jūs dalyvaujate pirminėje rinkoje. Jūs tiesiogiai savo lėšas skolinate obligacijos emitentui, valstybei, bankui, įmoniai ar atskiram įmonės projektui. Aukcione nusistovi obligacijų pagrindinės sąlygos. Kaip viskas vyksta? Obligacijos emitentas dažniausiai per tarpininkus skelbia aukcioną ir nurodo norimą pasiskolinti sumą ir kokiam terminui jis skolinasi. Potencialūs investuotojai, obligacijos pirkėjai siūlo palūkanų normą, už kurią jie ketina investuoti savo sumas. Aukciono organizatoriai pirmiausiai priima siūlymus už mažiausias pasiūlytas palūkanas, kol pasiekia norimą pasiskolinti sumą. Taip aukcione užfiksuojama obligacijos palūkanų norma, kuri dar kitaip vadinama atkarpa. Obligacijos kaina yra matuojama procentais nuo obligacijos nominalo. Kai obligaciją perkame aukcione, jos kaina dažniausiai yra 100% nominalios obligacijos vertės. Pavyzdžiui, jei perkate 100 eurų nominalų obligaciją aukcione, jūs mokate 100% kainą, tai yra tą patį 100 eurų. Vėliau obligacijos kaina rinkoje svyruoja ir gali būti didesnė ar mažesnė už 100%. Obligacijos terminas – tai data iki obligacijos išpirkimo. Atkarpa – fiksuotos palūkanos periodiškai sumokamos investuotojai. Obligacijos kaina – tai yra procentinė išraiška nuo nominalo, leidžianti apskaičiuoti, už kiek pinigų šią obligaciją galima nusipirkti. Pelningumas – tai obligacijos rizika atspindinti palūkanų normą rinkoje. Aukciono metu ši rinkoje esanti palūkanų norma yra fiksuojama ir ji yra prilyginama atkarpai. Todėl obligacijos kaina aukcione yra lygi 100%. Po aukciono kasdien ima keistis obligacijos pelningumas. Todėl rinkoje keičiasi ir obligacijos kaina. Pamenate? Įvadinėje pamokoje aptarėme, nuo kogi priklauso bet kurios investicijos palūkanų norma. O jigi priklauso nuo 4 dalykų. Bazinių palūkanų normų, investuotojų lūkesčių, kaip ta bazinė palūkanų norma galėtų keistis ateityje, laiko premijos ir kredito premijos. Ir visos šios dedamosios keičiasi kasdien. Bazinės palūkanų normas ir jų prognozes įtakoja kasdien gaunama nauja rinkos informacija ir ekonominiai duomenys. Obligacijos terminas trumpėja slenkant laikui, todėl keičiasi ir laiko premija. Laiko premija apima dar ir infliacijos ateityje komponentę, kuri taip pat kinta. Obligacijos kredito premija
emitento rizikingumas. Jis nuolat kinta priklausomai nuo to, kaip gerai ar blogai emitentui sekasi vystyti savo verslą. Taigi, obligacijos pelningumas yra dydis, kuris leidžia spręsti, kiek investicija į obligaciją yra pelninga ir kiek rizikinga. Kuo didesnis pelningumas, tuo didesnė rizika. Jei investuotojas nusipirko obligaciją už didesnį pelningumą, nei jis yra rinkoje šiuo metu, investuotojas uždirbo pelną. Labai svarbu atsiminti, kad obligacijos pelningumas tikrai nėra investicijos į obligaciją grąža. Pelningumas rodo, kaip smarkiai rizikinga yra obligacija ir kiek grąžos galime tikėtis. Kuo didesnis pelningumas, tuo didesnė yra obligacijos rizika. Pelningumas leidžia palyginti tarpusavėje kelias obligacijas, kad galėtume nuspręsti, kurią iš jų apsimoka pirkti labiau. Kad obligacijos pelningumas taptų obligacijos grąža, reikia įvykdyti dvi papildomas sąlygas. Pirmiausia, reikia išlaikyti tą obligaciją iki jos termino pabaigos, tai yra iki jos išpirkimo. Antroji sąlyga yra reinvestuoti visas būsimas periodinės atkarpas už pelningumo normą. Taigi, kiekvieną gautą atkarpą turime reinvestuoti terminui iki obligacijos išpirkimo. Manote, tai įmanoma padaryti už istorinę pelningumo normą, kuri buvo rinkoje tada, kai pirkote obligaciją? Akivaizdu, kad antroji sąlyga yra tikrai sunkiai įgyvendinama. Todėl investicijos grąža dažniausiai niekada nebus lygi jos pelningumui. Obligacijos grąža yra tai, ką realiai uždirbame investavę į konkrečią obligaciją. Turime įvertinti faktinę informaciją. Obligacijos įsigijimo kainą, kokiomis palūkanomis mums pavyksta reinvestuoti visas gautas atkarpas ir obligacijos pardavimo kainą. Gi obligaciją nėra būtina išlaikyti iki jos išpirkimo. Ją galima parduoti bet kada. Investicijos į obligaciją yra labai likvidžios. Bet kuo didesnis obligacijos pelningumas, tuo rizikingesnė ir mažiau likvidi bus toji obligacija. Taigi pelningumas yra orientacinis dydis leidžiantis įvertinti obligacijos riziką ir tikėtiną grąžą, o grąža yra tai, ką realiai uždirbame investavę į obligaciją. Mes jau aptarėme, kad aukcione yra fiksuojamos rinkos palūkanos ir jos prilyginamos obligacijos atkarpai. Taigi pelningumas yra lygus atkarpai ir tuomet obligacijos kaina yra lygi 100% jos nominalios vertės. Bet taip pat aptarėme, kad antrinėje rinkoje po aukciono nuolat kinta obligacijos pelningumas, nors atkarpa lieka fiksuota. Dėl to keičiasi obligacijos kaina. Kai pelningumas rinkoje nukrenta žemiau obligacijos atkarpos lygio, obligacijos kaina kyla aukščiau 100% ir mūsų investicija duoda pelną. Ir atvirkščiai, kai obligacijos pelningumas kyla aukščiau nei užfiksuota atkarpa, obligacijos kaina krenta žemiau 100% ir investicija tampa nuostolinga. Kitaip tariant, aš paskolinau obligacijos emitentui už mažesnės palūkanas, o dabar tai galėčiau padaryti jau savo palankesnėmis sąlygomis. Taigi obligacijos pelningumui kylant, jos kaina krenta. Ir atvirkščiai. Obligacijos pelningumui krentant, jos kaina kyla. Panagrinėkime realų pavyzdį. Sakykime, perkame 1000 eurų nominalia verte Vokietijos vyriausybės išleistą obligaciją, kurios atkarpa yra 2,1%, obligacijos terminas yra iki 2029 balandžio 12 dienos, o obligacijos kaina rinkoje yra 100,757%. Kiekgi mes sumokėsime už šią obligaciją? Pirmiausia, 1000 eurų padauginę iš kainos gausime 1007 eurus ir 57 centus. Bet čia tikrai ne viskas. Paskutinė išmokėta obligacijos atkarpa buvo 25 metų balandžio 12 dieną. Sakykime, jog obligaciją mes perkame 25 metų rugsėjo 1 dieną. Taigi nuo balandžio 12 iki rugsėjo 1 praėjo 142 dienos, per kurias obligacija kaupė savo atkarpą. Ir ji priklauso ne mums,
o pardavėjui, nes tuo laikotarpiu jis turėjo obligaciją. Taigi, 142 atkarpos dienas padaliname iš 365 dienų metuose ir padauginame iš atkarpos dydžio 2,1% bei padauginame iš 1000 eurų obligacijos nominalo. Susiskaičiuojame ir gauname 8,17 eurų. Juos mes ir turime grąžinti obligacijos pardavėjai. Taigi, už perkamą obligaciją mes mokėsime tų dviejų dalykų sumą – 1015 eurų ir 74 centus. Nagrinėkime šį pavyzdį toliau. Kaip atrodys mūsų investicija, jei obligaciją savo portfelyje išlaikysime iki jos išpirkimo? Taigi, rugsėjo 1 dieną sumokėsiu 1015 eurų 74 centus ir įsigysiu obligaciją. 2026 balandžio 12 gausime į savo sąskaitą 2,1% atkarpą skaičiuojant nuo obligacijos nominalios 1000 eurų sumos. Vadinasi 21 eurą. Tiek pat mes gausime ir 27 ir 28 metų balandį. O 2029 balandžio 12 atgausime obligacijos nominalią sumą su atkarpa, tai yra 1021 eurą. Kaip ir minėta, investicijos į šią obligaciją grąža priklausys nuo to, kokiomis palūkanomis mes investuosime visas būsimas atkarpas. Pirmąją 3 metų laikotarpiui, antrąją 2 metų laikotarpiui ir trečiąją 1 metų laikotarpiui. Kaipgi nusistovi obligacijos kaina rinkoje? Obligacijos kaina yra dabartinė visų ateityje mokamų atkarpų, tai yra ateities verčių suma. Pamenate, įvadinėje pamokoje aptarėme diskontavimo mechanizmą. Apie tai jūs visada plačiau galite pasiskaityti Lietuvos banko internetinėje svetainėje, kurios nuoroda yra apačioje. Taigi, pirkdami obligaciją, iš esmės jūs perkate virtinę ateities mokėjimų ir norite nustatyti, kiek jie visi yra verti šiandien, pirkimo metu. Taigi, 2025 rugsėjo 1 mes perkame obligaciją ir norime suprasti, kaip nusistovi jos kaina. Žinome, kad obligacija 26 balandžio 12 mokės 21 euro atkarpą, taip pat tokie mokėjimai įvyks 27 ir 28 balandžio 12. O 29 balandžio 12 atgausime obligacijos nominalią sumą ir 21 euro paskutinę atkarpą. Taigi, norint suprasti obligacijos kainą, mums reikia pinigų srautus ateityje įvertinti dabar, pirkimo metu. Todėl ateities vertę mes diskontuojame, surasdami, kiek ji yra verta šiandien. Nuo 2025 rugsėjo 1 iki 26 balandžio 12 yra 223 dienos. Tad diskontavimu mes surandame, kiek šiandien yra vertas tas 21 euras, kuriuos mes gausime tik po 223 dienų. Dabarties vertį nustatyti naudojame rinkos palūkanų normą, tam pačiam 223 dienų laikotarpiui. Ta pačia logika vedini surandame, kiek yra verta dabar antroji atkarpa, kurią gausime po 1 metų ir 223 dienų, trečioji ir nominali obligacijos vertė kartu su 4 atkarpa. Tai yra mokėjimas, kurį gausime po 3 metų ir 223 dienų. Visų šių 4 dabarties verčių suma ir yra mūsų obligacijos kaina. Obligacijos duoda pelną tada, kai jų pelningumai krenta. Prisimenant obligacijų pelningumo dedamąsias, galime daryti išvadą, jog į obligacijas apsimoka investuoti tada, kai Centrinis bankas pradeda palūkanų normų mažinimo ciklą. Labai svarbu yra suprasti, kad obligacija savaime nėra mažai rizikinga investicija. Jei renkamės rizikingą obligacijos emitentą, tokios obligacijos rizika bus labai didelė. Obligacijų rinka yra labai plati ir jų emitentų rizika labai smarkiai skiriasi. Pavyzdžiui, kai obligacijas emituoja valstybės, tokių obligacijų kredito kokybė paprastai yra gera. Be jokios abejonės taip patgi reikia atsižvelgti ir į tų valstybių kreditų reitingus, jų politinį stabilumą, kurioje ekonomikos ciklo dalyje
pakilime ar nuosmukyje toji valstybė yra. Eurozonos valstybių obligacijos nebus tolygios kredito rizikos prasme besivystančios rinkos valstybinėms obligacijoms. Pastarosios bus daug labiau rizikingos. Jei obligacijas emituoja įmonės, tokios obligacijos visuomet yra rizikingos. Čia svarbu įvertinti įmonės vystomo verslo rizikas ir galimybės grąžinti skolas. Įmonės bankroto atveju investicijas į obligacijas galite ir prarasti. Ir jei jūsų investicijų portfelėje vyrauja akcijos ir kiti rizikingi finansiniai instrumentai, kriptovaliuta ar panašiai, tuomet išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos gerai diversifikuotų tokį portfelį. Tačiau jei akcijų portfelio investicijas papildysite rizikingomis įmonių obligacijomis, tokio portfelio riziką padidinsite. Tikrai neišskaidysite jo rizikos. Obligacijos įsigijimas yra paskola jo emitentui. Pirminėje rinkoje aukcione fiksuojamas obligacijos terminas ir atkarpa. Atkarpa yra prilyginama tuo metu rinkoje nusistovėjusiai pelningumo normai. Dėl to obligacijos kaina yra 100% nuo jos nominalios vertės. Antrinėje rinkoje pelningumas kinta. Jei pelningumas nukrenta žemiau nei fiksuoto obligacijos atkarpa, tuomet kaina kyla aukščiau 100%. Ir atvirkščiai. Obligacijos kaina nustatoma ateities pinigų srautus, atkarpas ir nominalią sumą, vertinant dabarties sąlygomis, tai yra diskontuojant. Obligacijų pagrindinės rizikos yra palūkanų normų, likvidumo ir kredito. Šios rizikos tiesiogiai veikia obligacijos pelningumą ir kainą. Obligacijas paranku pirkti, kai centriniai bankai pradeda palūkanų normų mažinimo ciklą. Taip pat žemos rizikos valstybių obligacijos padeda išskaidyti riziką, diversifikuoja rizikingų investicijų portfelį.